Kas yra Jėzus? Tada Simonas Petras atsakė Jėzui, tu esi Mesijas, gyvoji Dievo sūnus. Evangelija pagal Matą, 16 skyrius, 16 eilutė. Kas yra Jėzus? Žemėje nėra tokios institucijos ar autoriteto, kuris tinkamai visiems žmonėms galėtų tai paaiškinti. Kiekvienas Dievas gali atsakyti į šį klausimą. Šį atsakymą randame Biblijoje, ne tik Naujajame testamente, bet jau ir Senojo testamento pranašystėse. Bet kiekvienas žmogus turi patirti, kas jam asmeniškai yra Jėzus. Ateistas turės kitokį atsakymą negu tikintysis, islamistai kitokį atsakymą negu hinduistai. Kiekvienas turi savitus įsivaizdavimus, o mes, kas mums yra Jėzus? Kokie mano įsivaizdavimai apie jį? Šis klausimas ypatingai svarbus, nes Jėzus yra tikėjimo centras, turinys ir tikslas. Biblija aprašo daugelį Jėzaus savybių. Jis yra gerasis ganytojas, jis yra pasaulio šviesa, jis yra tikėjimo viltis meilė, jis yra pranašas, jis yra Mesijas, išganytojas, išlaisvintojas, išgelbėtojas, draugas, guodėjas, Dievo sūnus, viešpats, karalius ir dar daugiau. Kiekvienas iš šių pavadinimų yra tam tikras Jėzus buvimo atspindys ar dalis. Jėzų sutinkame visiškai kitaip, kuomet matome jį tik kaip išganytoją, regime jį visai kitaip, kuomet jis mums yra karalius ir viešpats, jeigu jis išgelbėtojas ir padėjėjas, ir vėl matome jį kitaip. Kokios matau mintis, koks tai yra Jėzus paveikslas. Jis yra gyvas asmuo, o kiekvienas asmuo turi daugelį dovanų, bei daugelį skirtingų pavydalų. Vyrai futboliai yra visiškai kitokie, negu jie būna kalbėtami apie mašinas. Moteris su vaikais elgiasi visiškai kitaip, negu būdamas su savo vadovu. Kasgi yra Jėzus? Manai Jėzus paveikslą apibrėžia tai, kaip aš ilgiuosis jo akivaizdoje, kaip aš meldžiuosi ir ką galiu jam patikėti. Jis yra gyvas asmuo, kurio neturime matyti vienpusiškai. Jis yra išganytojas iš nuodėmių, bet taip pat jis ir didysis karalius bei viešpats čia ir dabar. Studijuokime jo paveikslą Evangelijose ir pamatysime vis naujas jo būties baigtybės. Tam niekada nebus galo. Paprasčiausiai jis yra per didelis tam, kad apibūdintume jį keletų žodžių. Geriausia, kuomet asmeninį pažįsti asmeniškai, bei esi artimai su juo susidraugavęs. Klausimai tuomet baigiasi. Jėzus laukia mūsų. Jis nori mums atsiskleisti. Tikrai Jėzų. Kuomet pažįsti tave, tiek tikrai Jėzų. Kuomet pažįsti tave, tiek daug klausimų išaiškėjo. Tuomet mano širdį užlieja ramybė. Tu esi karalius, mano viešpats, mano išganytojas ir gelbėtojas. Kaip gerai, jog suradai mane. Amen.